Spalio 4 dieną startavo 13-asis Lietuvos studentų krepšinio lygos sezonas. Kauno technologijos universitetas surengė gražią atidarymo šventę, o krepšininkai jos nesugadino. KTU tik po sunkios kovos rezultatu 90-88 nugalėjo Vilniaus Gedimino technikos universiteto komandą. Aikštelės šeimininkai rungtynes pradėjo spurtu 9-0 ir atrodė, jog lengvai rinks taškus ir toliau, bei iškovos lengvą pergalę. Tačiau po minutės pertraukėlės svečiai priartėjo 9-8. Toks scenarijus kartojosi beveik visas rungtynes. KTU krepšininkai įgydavo 7-8 taškų pranašumo, o jau po kelių akimirkų komanda skirdavo vos porą taškų. Sunki ir klampi kova laimingai baigėsi šeimininkams, kurie pačioje rungtynių pabaigoje išplėšė pergalę. VGDU krepšininkams sekėsi gerokai prasčiau. Komanda ne tik patyrė pralaimėjimą, bet ir po rungtynių palydėjo 2 krepšininkus į ligoninę. Mindaugui Norkui buvo smarkiai sumušta nosis ir medikai aiškinosi, ar ji nėra lūžusi. Arūnas Pranevičius medikams rodė savo koją, kuriai irgi buvo įtariamas lūžis. KTU komandą į priekį tempė Edgaras Stanionis, kuris pelnė pusę visų komandos taškų – 44. Vytautas Kružikas pridėjo 14, Žygimantas Kučas 9 taškus. Varžovų ekipoje nesustabdomai rungtyniavo Edgaras Pundzius, pelnęs 31 tašką. Martynas Girnius įmetė 17, o Giedrius Marciukaitis 12 taškų. Pirmosios rungtynės su nauja komanda pavadinčiau. Kai kurie tie patys, bet kaip matote iš pašalies, vis tik tai komanda yra stipriai pasikeitus. Manyčiau, turbūt pirmiausiai pasikeitus tuo, kad daug pirmakursių įstojo, tokių kur, kaip, sakysim, Žygimantas Kučas, dabar Europos čempionas 18-mečiais, Matas Lisajevičius, naujas žaidėjas yra. Bet ir yra kitas pasikeitimas, kad kai kurie žaidėjai dabar nebe kartu su mumis treniruoja, o žaidžia LKL ir dar kai kurių šiandien nebuvo. Tai irgi tam tikra prasme, vadinkim, ir gerai, ir blogai. Tai kadangi negali pritaikyti kažkokių derinių, turi žaidėjai savo meistriškumu, taip kaip šiandien Edgaras Stanionis savo meistriškumu kažką padarė. Ir tai truputėlį kažkiek tai daro sudėtingas sąlygas mums kaip komandai. Pernai ta komanda, kuri buvo visą laiką kartu treniruodavosi, buvo su jais biškai lengviau ją valdyti, man kaip treneriui pavyzdžiui. Dabar yra sudėtingumas, kažko tai norėčiau padaryti tą, bet turiu imti kiekvieną kartą po minutę pertraukėlę, o minučių pertraukėlių iš viso turiu tik tai 5. Tai taip, kad sudėtinga valdyti. Aišku, pasakiau pagrindinės gairės, kas esmė, bet aš nepatenkintas gynyba. Aišku, žaidėjai jų irgi yra individualiai stiprus, negaliu sakyti, komanda susižaidus, dasidėjo tas gynėjas, kuris šiandien Pundzius, aš gerai žinau tą žaidėją, bet kad jis taip žais, aš netikėjau. Jisai sužaidė turbūt manom, aš ką mačiau jį, tai pačias geriausias rungtynės, kiek aš mačiau. Tai tikrai, kaip mano, kartais dukra sako, nerealiai. Kitose rungtynėse Saulės miesto studentai namų aikštelėje po itin atkaklios kovos rezultatu 79-74 nugalėjo Klaipėdos universitetą. Vilniaus pedagoginio universiteto krepšininkai ilgai pirmavo prieš Lietuvos kūno kultūros akademiją, tačiau paskutinėjame kėlinuke buvo priversti pripažinti varžovų pranašumą – 84-94. Vilniaus Mykolo Romerio universiteto komanda triuškinimu pradėjo sezoną. Vilniečiai namuose net 114-72 pažemino Lietuvos žemės ūkio universitetą.